Šviesų miestas. XIX amžiaus pradžioje jį vadino Vilija Liumjero vardu. Jis buvo iš tų, kuriam užteko 3 valandų miegui, o jo gaivališkos asmenybės sluoksniai negeso šiam būdraujant. Priešingai, jis bangavo šiltomis spalvomis, nešvankiomis dainomis ir moterimis, prekiaujančiamis obuoliais bei veneriniais malonumais. Amžininkai prisimena įkvėpėjus jaunų vynų, šlapimu, sodinais fasadais, skalbinių paplavomis ir aliejumi. Jis pirko ir pardavinėjo meilę, vaisius, supuvusius riešutus, gyvenimą ir absurdą, su visais in ir yang ir dar begalybė keiščiausių poskonių, kuriais šie aplipę. Po maždaug 100 metų Jungo analitinė psichologija pasirems Vilija Liumjero asmenybę kaip idealių vyro su tobulai išreikšta anima pavyzdžių. Visgi Liumjeras pats niekada nepripažino ir net gėdijosi minties, kad galėtų būti priklausomas nuo iracionalių moteriškų jėgų, kurių visiškai nekontroliuoja, ir net priešingai, jos absoliučiai kontroliuoja jį. Tai rimtai žeidė jo vyrišką orumą, todėl daktarą Jungą avansų dar iki jam gimstant pravardžiavo diletantų, mistikų, šarlatanų ir nerimtais mokslo reikalais užsiimančių, o tiesiog kvailių. Vėliau Freudas, gindamas savo mokinį, Liumjero garbei išves oralinės ir analinės stadijos teorijas. Iš šių ir dar daugybės čia neįvardintų pavyzdžių galime tvirtai teikti, kad mūsų herojaus santykiai su žmogaus sielos pažinimu užsiimančiais mokslininkais nebuvo patys geriausi. Liumjeras nepažino savęs, nepretendavo ir net laikė tą nederančių bei linksmybę blaškančių dalykų. Reikia gyventi, o ne galvoti apie gyvenimą, sakydavo jis. Ir iš tiesų jo gyvenimo tempas pasidarė toksai intensyvus, kad vieną dieną pajuto savo gyslomis tekant jau nebe žvakes, dujas, aliejų ar žibalą, o elektrą. Metalinio vėrinio karoliai puošė Liumjero kaklą sužibo ryškiau nei kada nors. Jo animos suknelių skliautai nusidažė renuaro teptuko virpuliu, o vyrų žvilgsniuose sukibrikščiavo jų atspindžiai. Jau nebereikėjo jam nė 3 valandų miegui. Pasaka, kurioje atsidūrė, vadinosi Belle Epoque. Todėl į mokslininkų rekomendaciją sapnuojant perkrauti smegenis atsakydavo, kad būtų stačiai kvailys, jei būdamas pasakoje eitų miegot. Meno ir kultūros istorikai identifikuoja Liumjerą gausybėje impresionistinių drobių. Jį sutinkame Toulouse-Lautrec Moulin Rouge Kankano siautuly, Eduardo Manet naktinių užeigų poezijoje ir net Edgaro Degas jaunų balerinų užkulisiuose Liumjeras reiškėsi kaip aktyvus patronas. Tai buvo Eldoradas, kuris vaizdavosi, kad bus amžinai. Mažiausiai progai pasitaikius, Liumjeras cituodavo dar neišnešiotą Margaret Thatcher, karštai įtikinėdamas draugus ir kritikus, kad jų pasakai alternatyvos nėra. Ir kad jau tuoj ateis toksai Fukuyama, kuris visiems jums sumauti smirdžiai parodys, kad tai tikrai yra pasaka. Ir ne šiaip savo pasaka, o jos galas, kuris įšalęs ledynuose amžiams ir kad jau darvinizmas nebe madoj. Tuo tarpu Liumjerui bekalbant, jo vidaus degimo varikliai sukosi vis stipriau, išlaisvindami neapsakomus kiekius procese susidarančių metano dujų, kurios skleidė keistus garsus, gadino orą ir kėlė bendrą kūno temperatūrą. Negelbėjo niekas. Išbandyta viskas. Paracetamolis, ibuprofenas, žolelės, šaknelės, žirneliai, klijuojami lapeliai, vidurių paleidimas, kraujo nuleidimas, perpilimas, užkalbėjimas, egzorcizmas, flagelantizmas, net egoizmas, eskapizmas, filatelizmas, fatalizmas ir falizmas nesiūlė išeities. Ledynai tirpo ir muselė atitirpo. Išskleidė plačiai sparnus, paliko šiltus namus ir išskrido į apkasus, šlapius. Ir primindžikavo į ten apkasų pėdų, kuriomis dar neseniai Monmartro bulvarų grindinį mynė. Jomis pasaka užrašinėjo savo kraupų moralą. Tačiau gal kad užrašinėjo piktogramomis, kurių niekas nesuprato. O gal kad visai apsisuko galva, nes dar vakar iš kakliuko gyvenimą gėrė, dabar svaiginančių mirties skonį išėjo padegustuot. Gal todėl niekas to moralo nesuprato. Bet ugnimi alsuojantis slibinai sugrįžo, kad paaiškintų suprantamiau. Dar gyvą gražiosios pasakos atminimą paversdami pelenais, o tą, kuris nuoširdžiai stebėdamasis vis klausinėjo.
Kaip galima būti ko nors kitu nei Liumieru? Pastatydami į keturpėsčią pozą savojo autoritetingo moralo valiai ir malonumui. Sunkiausiamis tos siaubingos apgulties dienomis Liumieras paprasčiausia kanceliarinė plunksna išsitatuiravo 2 kinietiškus hieroglifus, kurie palaikė jo dvasią sueities metu ir jai pasibaigus. Pirmasis simbolis reiškė: viskas praeina, praeis ir šitai. Antrasis tuo tarpu skelbė Coca-Cola. Ir tikrai viskas pasibaigė greitai, tik nesibaigė atmintis, gėda ir laisvo kritimo potyris su pilnu krepšiu sūrių vietoje parašiuto. Šiandien Liumiero, kaip ir kiekvienos didelės asmenybės dvasia, slepiasi katakombose, požemiuose, rūsiuose, kanalizacijos šuliniuose, tuneliuose, šachtose, sudegusios Notre Dame katedros palėpėje ir tamsiame Senos vandenyje. Ją globojantys šventieji kartais išnyra į paviršių, sukeldami nerimą ir tikrą prieštaringų jausmų audrą šampano vonioje plūduriuojančioms Austriams ir Lenkiams, transporto kamščiams ir vynui ir jo kamščiams, tuštybei, romantikai, Afrikai, menui ir lapams auksiniams ant Jim Morrison kapo. Periodiškai apsireiškintis išminčiai čia negarbinami, o vadinami ligų nešiotojais ir riebiomis šlykščiomis žiurkėmis, kurios be kita ko žiauriai persekiojamos, nuodijamos ir prikalamos prie kryžiaus. Nors kartais bandoma neigti ir apsimesti, kad jų visai nėra, tačiau būna ir tokių nušvitimo akimirkų, kuriomis visa savo esybę pajunti, jog pagrindinis Liumiero kosmosas viešpatauja būtent tuose viduriuose ir tik šventųjų žiurkių apsireiškimai mums paliudija ir atneša užuominų grūdelius apie tai, iš kur ir apie ką yra tas Liumieras ir apie ką esame mes.